Visi puikiai supratot, kas tai yra stebuklas. Taip, tai yra anioninė juostelė. Pagrindas yra anioninė juostelė. Padarykime visi kartu mažą eksperimentą. Tylos minutę susikaupkime, paimkime vieni kitiem žodžių. Gal kam tai yra juokinga, paskui suprasite. Užsimerkime ir giliai pagalvokime apie savo jausmus. Minutę. Toliau šilumą, jaudulį, emocijas, kito žmogaus šilumą. Tai vaizduotės. Tai yra jums atsakymas į tai, kaip yra ir rankose energija, ką duoda anioninė juostelė. Taip, tai yra nestebuklas, tai yra faktas, tai yra užpatentuota. Lietuvos Respublikoje, kad tai dalyvautų šitas įpotas mūsų rinkoje ir būtų pritaikytas pagal ES reikalavimus gydymam, yra praėjęs mikrobiologinio tyrimo protokolas, kuris atitinka visus ES reikalavimus. Kad šitie įpotai skirti sveikatinimui. Pradėkime, nuo ko jie yra pagrindas. Pagrindas yra, kaip visą laiką sakoma, mūsų motina yra moteris. Taip, pradėkime nuo moters. Kadangi makšties lūpos yra normalioj būsenoj, užsidėjus įklotą, šitą vietą prieš uždant makštį sudrėkiname pirmus 3 kartus. Kodėl? Nes kadangi šitie įklotai veikia tik tai gavus drėgmės, kūno šilumos ir nujudis. Šitai atidaryti jie nespinduliuoja, neveikia. Šitą anioninę juostelę yra įkrauta 3 parom. Jeigu jūs laikysit atidarytą įklotą, nepanaudosite, neįsigaskit, jinai įkrauta 3 parom. Ką duoda įklotas? Gavęs drėgmės ir šilumos nuo makšties lūpų, jos pradeda brinkti, cirkuliuoti kraujotaką, nes kadangi anionas automatiškai duoda deguonį. Jūs pajutot rankose šilumą, vibraciją, taip? Jūs pajusite lygiai tą patį ir savo lūpose. Tas pats liečia vyrus. Kai aktyvuojasi kraujotaka, paduoda deguonės, automatiškai pradeda cirkuliuoti moters visą lytinę sistemą. Tai yra, pradeda cirkuliuoti kiaušidės, gimdos kaklelės, makšties raumuo. Padidėja kraujotaka. 2 parų bėgyje yra pastebėta, kad pasidaro toj vietoje labai karšta. Ir tada prasideda 2-3 paroj skirtis iš organizmų nežmoniškos įskyros. Moterų prašymas nekaltinti vyrų, jeigu pagausės baltosios. Tai yra ne juokas, tai yra faktas. Nes kadangi bakterijas, pagal kompanijos Zugajevo atstovo ir daktaro rekomendaciją, bakterijas ištraukia net 20 metų senumo. Kas vyksta procesas toliau? Raumuo, makšties raumuo atsistato į organizmo pirmykštės. Galite pati pasitikrinti, kad raumuo pas jumis yra sustandėjo ir susiaurėjo pati anga. Tai yra vyrų džiaugsmas. Juokas. Taip. Moterim yra didelis privalumas, kadangi dauguma yra problema didelė mūsų šiaurės klimato moterim, gydytiškumas. Aktyvuojasi taškas. Pagal kompanijos rekomendacijas gimda po gimdymo būna yra pakilusi. Ir jinai nusileidžia iki 3 cm. Vyrai. Pastebėjot nekrologus, nors tai yra negražu sakyti, labai padažnėjo vyrų prostatų problemų. Pagaliau vyrai pradėjo kalbėti garsiai, sos, gelbėkit ir mumę. Taip, mirtingumas Lietuvoje užregistruotas jau nuo 35 metų. Ką duoda anioninė juostelė vyram? Vyram sudrėkinama tarpvietė, į trikampės kelnaitę susidamas įklotas. Vyram rekomenduojama kasdieninius nešioti ir nešiojama 3 paras. Aš pats nešioju, žinau, kas tai yra. Užkaista mažasis klubas, automatiškai pagerėja kraujotaka, sprendžiasi problemos su prostata ir pagerėja cirkuliacija su kuperio liauka. Automatiškai vyrams prasideda procesas link pagerėjimo nuo prostatos ligų ir adomėnų.
Kaip vyram, kaip ir moterim yra problemų su hemorojum arba įtrūkimais. Šitą anioninę juostelę išimama iš įkloto, jinai sudrėkinama, padaromas kamštis ir įstatoma į analą. 3 parų bėgyje hemorojus dingsta. Kame tai esmė? Aktyvuojasi sfinkterio raumuo ir automatiškai žarnynas pradeda veikti dar greičiau. Ir visos žarnos gaudamos savo jėgą, energiją 16 metų. Kas vyksta žmogaus organizme? Nuo anioninės juostelės aktyvuojasi lytinės čakros. Nuo lytinių čakrų priklauso mūsų visas gyvenimas. Atsistato meridianai, atsistato bioritmas. Pradeda veikti žarnynas, aktyvuosi kepenų, inkstų, tulžies, pūslės funkcijos. Neįsigąsite dėl šlapimo, kadangi patamsėja šlapimas, tai yra eina šlakai. Jūs pajusite pačios kvapą, žinosite, kas tai yra. Neįsigąsite, tai yra šlakai. Aktyvuojasi plaučių vėdinimas. Prie bronchinių uždegimų, plaučių uždegimų. Anioninė juostelė taip pat yra karpoma po centimetrą ir V forma nuo apačios plaučių iš nugarinės pusės klyjuojamasi iki viršaus. Iš priekio pusės nieko nėra daroma. Taip pat įklotą reikia nešiuoti ir apačioje. Atsidaro procesai su mūsų limfmazgiais. Visi žinom, kad virusai visi yra mūsų gaudomi limfmazgiai. Kadangi deguonis papuola į kraują anionų dėka, jis tampa aktyvus, iš organizmų išvedami visi neigiami bakteriniai procesai, bakterijos bei virusai. Limfmazgiai tampa laisvi. Paskui buvo uždegimai krūtinėse, ypač moterise, yra prie onkologinių uždegimų. Neįsigąskit, nes 4, 5 arba 2 mėnesių bėgyje kieti guzeliai pradeda tirpti. Jie išeina į paviršių arba per kapiliarus, per veną, į kalą arba į šlapumą. Skydliaukė. Skydliaukės, kurios yra moteris aktyvios, yra skydliaukė aktyvi. Šitie anioninė juostelė taip pat karpoma ir skydliaukė apklijuojama pagal raktiklų lauku. Tai rekomenduojame taip pat 3 paras nešiuoti, nes kadangi šita kūno vieta neįskiria, kaip plaučiai ir kitos žaizdos neįskiria sekreto, jinai nešiojama 3 paras. Tik prieš tai tą vietą sudrėkiname, nusausiname ir medvilinių gleistų užklijuojame. Pastebėsite 5-6 parų bėgyje, kad pasikeičia jūsų skonio receptoriai. Skiriasi seilių įskirimas ir pamatysite, kaip patys padarė atsirinkti maistą, nes organizmo įsijungia meridianai ir biolaukai, automatiškai jūs atsirinkat savo maistą. Normalizuoja šitie įklotai kraujo spaudimą. Tai yra labai svarbu, nes kraujo spaudimas, kaip mes žinom, yra kaip hipertonija, labai aktyvi prie inkstų ligų. Labai madinga tapo šiais laikais detoksikacija. Padų. Nežinau, kaip pasimi, pas mumi Kaune madinga. Eiti, vonelės daryti, klinikose, privačiuose. Tai viena procedūra kainuoja iki 60 eurų. Šitie įklotai kuom pasižymė. Pasiemate naktinius įklotus, sudėkinat padus, juos nusausnat ir užsidedat. Ir iki poros parų nešiojate. Ypač labai aktualu, paska yra kojų pašalimas, tai yra vyram ir moterim. Ir aktualu tiem, kieno labai prakaituoja. Tiek pažastis, visų organų funkcionavimą. Neįsigąskite, kam truputį skaudės kepenis, nes kadangi iš kepenų pradės iš tulžies išeiti akmenį. Reolita išdalins tam tikrus bukletus, kurio daktarų rekomendacijos ir rytų tandemas. Ten yra smulkiai parašyta tą patį, kad galite rasti ir rusų kalbą internete. Pasiekimas yra ne tik ISO sertifikatas, bet yra ir internete rasti Islamo šalių sveikatos ministerijos sertifikatas. Ką tai reiškia? Kad islamo tikėjimo žmonės pripažino, kad šitie įklotai yra sveikatai. Sveikatai pagerinti, mums patiems rūpintis savimi. Šitie įklotai parduodami kaip klientam keisais. Jų kaina 200